Sveiki visi. Šiandien merime į klausimą, kuris žmonijai ramybės neduoda jau tūkstančius metų. Kaipgi suvaldyti savo pačių vidinį pasaulį? Senovės Kinijoje tai buvo ne šiaip asmeninis reikalas, o tiesiog milžiniškas kultūrinis projektas. Tad pažiūrėkime, kaip jie bandė įvesti tvarką tame vidinėme chaose. Manau, šis jausmas pažįstamas daugeliui. Tas minčių, emocijų ir norų sūkurys galvoje. Bet ar kada susimastėte, kad prieš tūkstančius metų žmonės grumėsi su lygiai ta pačia problema? Šiandien mes ir panagrinėsime, kokius du visiškai skirtingus atsakymus jiems pavyko rasti. Ir štai čia slypi visas esminis skirtumas. Tradicinėje Kinijoje buvo manoma, kad viskas prasideda nuo savęs sutvarkymo. Jie matė labai aiškų ryšį. Jeigu žmogus sutvarkytas, tai ir visuomenė bus tvarkinga. Viskas, absoliučiai viskas, prasideda nuo vidinio pasaulio. Ir šis procesas turėjo pavadinimą psichinės veiklos kultūra. Ir tai nebuvo pavieni bandymai, o įsivaizduokite sistemingas, visą visuomenę apimantis projektas. Koks tikslas? Ogi paimti tą prigimtinį neapdorotą protą ir jį ištreniruoti, išugdyti iki aukštesnio sąmoningumo lygio. Būtent iš šio didžiulio siekio ir gimė dvi galingos, bet radikaliai skirtingos mąstymo mokyklos. Viena pusė siūlė griežtą struktūrą, discipliną, taisyklės, o kita visišką pasidavimą tėkmei ir spontaniškumui. Tai konfucianizmas ir daoizmas, du pagrindiniai senovės Kinijos keliai į proto ramybę. Gerai, pradėkime nuo konfucianizmo. Pabandykite įsivaizduoti architektą, kuris kruopščiai plyta po plytos stato tobulą pastatą. Lygiai taip pat konfucianistai siekia pastatyti idealią asmenybę ir žinoma idealią visuomenę, remdamėsi labai aiškiomis taisyklėmis ir geležinė disciplina. Konfucianistams asmeninė tvarka buvo neatsiejama nuo socialinės. Jų logika buvo tiesiog geležinė. Kaip galima tikėtis valdyti valstybę, jei nepavyksta suvaldyti savo paties minčių? Viskas prasideda nuo vidaus. Tai buvo jų kertinis akmuo. Ir jie turėjo labai konkretų veiksmų planą. Procesas prasideda nuo negailestingos savianalizės, tarsi su prožektoriumi reikėtų apšviesti tamsiausius savo proto kampelius. Antra, radus trūkumų juos besąlygiškai pripažinti. Trečia, be jokių pasiteisinimų nenuilstamai juos taisyti. O visą tai rėmina Li. Ir tai nėra šiaip ritualai, tai ištisa elgesio normų sistema, kuris struktūrizuoja viską. Nuo to, kaip valgyti, iki to, kaip bendrauti su tėvais. Ši Konfucijaus citata, man atrodo, viską puikiai iliustruoja. Buvo tikima, kad ta neapdorota žmogaus prigimtis yra laukinė, chaotiška, o kultūra, ypač per ritualo Li, yra tas įrankis, kuris šią prigimtį apdoroja, suteikia jai formą ir harmoniją. Galutinis tikslas – tapti junzi, kilniu žmogumi, disciplinuotu, harmoningu, vertu pagarbos. O dabar staigus posūkis. Pereikime prie visiškai kitokios perspektyvos. Daoizmas siūlo radikaliai priešingą požiūrį. Jei konfucianizmas yra tas architektas statantis tvirtovę, tai daoizmas patyręs jūreivis, kuris nekovoja su vėju, o išmoksta meistriškai panaudoti jo jėgą. Čia puikiai matosi tas fundamentalus skirtumas. Konfucianizmas sako, sutramdyk savo prigimtį, o daoizmas atsako, ne, susiliek su ją. Pasak daoistų, tikroji, didžioji tvarka jau egzistuoja kosminėje tėkmėje, kurią jie vadina Dao. Tikslas yra nenugalėti, o tiesiog prisiderinti. Daoistai kritikavo konfucianistų metodą. Jie sakė, kad bandymas jėga suvaldyti protą yra tas pats, kas bandyti sustabdyti upę užtvanką, juk tik sukelsi dar didesnį chaosą. Jų manymu, būtent pasipriešinimas ir kova sukuria kančią, o sprendimas tiesiog paleisti kontrolę. Ši citata iš Dao De Zingo atskleidžia visą jų praktikos esmė. Užuot kovojus su mintimis, siūloma tapti tiesiog tyliu stebėtojo. Įsivaizduokite stiklinę drumsto vandens. Jei ją nuolat judinsite, ji tokia ir liks. Bet jei tiesiog paliksite ją ramybėje, purvas nusės ir vanduo taps skaidrus. Lygiai tas pats jų manymu vyksta ir su protu. Ir tai mus atveda prie pačios svarbiausios daoizmo sąvokos Wu Wei. Tai dažnai verčiama kaip neveikimas, bet būkime atsargus. Tai tikrai nereiškia tinginystės. Wu Wei – tai maistringas, spontaniškas veiksmas, kuris kyla iš visiško susiliejimo su akimirka. Tai tokia būsena, kai veikiama be vidinės trinties, be ego pastangų. Tiesiog veikiama tobulai. Daoistų tekstuose gausu tokių Wu Wei būsenos pavyzdžių. Štai mesininkas, kurio peilis juda taip tobulai, lik pats jaustų, kur yra jaučio kaulai. Arba šaulys, kuris netaikosi, o tiesiog tampa vienas su strėlė ir taikiniu.
Visi šie meistrai pasiekia lygį, kai išnyksta riba tarp aš ir veiksmas. Jie tiesiog tampa pačia tekme. Taigi, ką mes matėme? Du visiškai priešingus kelius. Vienas reikalauja geležinės valios ir pastangų, kitas visiško atsipalaidavimo ir pasidavimo. Bet ar gali būti, kad abu šie takeliai, nors ir skirtingi, veda į tą pačią kalno viršūnę? Ir štai čia prieiname prie pačios stulbinamiausios išvados. Nors metodai skiriasi kaip diena ir naktis, galutinis tikslas buvo tas pats. Tiek konfucianizmas, tiek daoizmas siekia sumažinti vidinį chaosą, arba moksliškai tariant, vidinę entropiją, tą natūralų polinkį netvarką ir pasiekti harmonijos bei meistriškumo būseną. Ši lentelė, manau, viską puikiai apibendrina. Konfucianizmas kaip tas architektas stato idealų save, džunzi, per didžiulės pastangas, matydamas prigimtį kaip žalią medžiagą, kurią reikia apdoroti. Tuo tarpu daoizmas kaip tas jūreivis siekia susilieti su kosminė tekme Dao, laikydamas pačią prigimtį aukščiausios tvarkos šaltiniu. Jo idealas – išminčius, tekmės meistras. Galiausiai visos šios senovės idėjas palieka mus su labai asmenišku klausimu. Ar savo vidinę tvarką reikia sukurti per discipliną, ar ją galima atrasti tiesiog paleidžiant kontrolę? O galbūt tikroji išmintis slypi ne pasirinkime, o gebėjime šokti tarp abiejų, tarp struktūros ir tėkmės. Ką manote?